Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš Kristina. Šiandien esu su jumis savo virtuvėlėje. Šiandieną noriu su jumis pasidalinti, kad ir vieną gudrybę, kuri man praveržia kepant biskvitus. Arba biskvitai yra iš 5 kiaušinių. Šiam biskvite yra 5 kiaušiniai, 150 cukrus ir lygiai tiek pat miltų. Ir jį pjaustant, nors jis ir buvo atvėsęs, jisai trupa. Atrodo, kad labai minkštas porėtas. Jisai skanus, viskas su juo gerai, bet kodėl taip vyksta? Kodėl taip yra? Todėl, kad truputį mažoka miltų, nes skiriasi kiaušinių dydžiai, skiriasi miltų kokybė ir kartais miltų reikia daugiau. Jeigu jūs iškepat biskvitą ir jisai pailsėjęs, pjaustant labai trupą, tai greičiausia trūksta miltų. Čia tas pats receptas, tik tai 20 gramų dėta daugiau miltų. Ir matote, vaizdas iškart kitoks, jisai yra tvirtesnis ir žymiai geriau pjaustosi. Jisai labai nedaug trupa, o kai trūksta miltų, viskas gerai, jisai skanus, dar kartą pasikartosiu parus, bet pjaustant yra labai sunku lygiai pjauti, pjaunasi nelygiai ir labai trupa. Tad jeigu kartais iškepėt biskvitą ir dar kepant 80%, kai trūksta miltų, biskvitas įdumba. Tad mes galim tai pataisyti, dadėję miltų. Brangus mano žiūrovai, labai tikiuosi, kad šį video pamokėlė ir šie patarimai jums yra naudingi. Jei taip, nepagailėkite paspausti laiko ir iki kitų video pamokėlių.